Labas. Šiandien tau turiu nuostabią dovaną ir noriu tau padovanoti šį nuostabų video, kuris bus skirtas labai trumpai, bet labai konkrečiai ir aiškiai. Tai kasgi tavęs laukia visais šiais 2026 metais. Žinoma, iškart sakau, platesnė, išsamesnė, aiškesnė, su įžvalgomis, rekomendacijomis. Kiekvieną mėnesį aš kviečiu tave individualiai konsultacijai arba gauti analizę balso žinutę. Taigi pakalbėsiu, kaip galima paprastai paskaičiuoti ir šiandien gauti savo atsakymą. Man šis paskaičiavimas buvo tobulai atitinkantis praeitus metus. Ir kai aš paskaičiavau pradžioje praeitų metų, net galvoju, bet ar tikrai taip gali būti, kad manęs laukia nusinulinimas? Tai visata tada sako, dar netikė, aš tau duosiu ir ženklus. Tai va, tai čia tiesiog tokia įžvalga, ar ne, sakykim taip. Tai ką dabar reikės padaryti? Tau reikės sudėti mėnesį ir dieną. Gautą skaičių sudėti su 2026 metais. Sudėti visus skaičius, įskaidant po vieną, pavyzdžiui, 2 plus 0 plus 2, 6, ar ne, ten plus 0, 0 tai 0 reiškia, ne, plus 5, plus 1, ar ne, ir plus, pavyzdžiui, 8. Ir kokia gaunasi suma? Suma, kuri viršė daugiau negu 22, nes ši numerologija, kurią aš dalinuosi ir kalbu, yra pagal metodą likimo matricą. Reiškia, jeigu gaunasi 23, aš tada irgi sudedu skaičius, ar ne, 2 pridėti 3, pavyzdžiui, jeigu gavot 48, 4 pridėti 8. Ir tą skaičių, kur gaunam, ar ne, 12, aš ir papasakosiu būtent apie tą skaičių, kągi reiškia. Taigi pirma energija, apie kurią pradėsiu, tai kažkam gali gauti skaičius 2. Ne 20 pasikartosiu, o 2, nes 20 reikšmė bus irgi atsakymai. Taigi dvejetas kalba, kad šiais metais tavęs laukia toks lengvumas, kur tu gali lengvai kurti gerą santykį su visa aplinka arba netgi kurti kažkokį kaip verslo santykį. Gali būti, kad jausi žmonės, kurie į tavo gyvenimą ateis tuo metu. Ir jeigu ateis žmonės, kurie tave norės apgauti ar kažkokios naudos sau gauti, tu labai stipriai tą jausi. Jeigu tave vieną dieną atsikėlus patrauks stiprus ryšys prie gyvūnų, tai reiškia aplankyti prieglaudą, galbūt lauke pašerti, pamaitinti, ar paukštelį netgi, tai žinok, kad drąsiai tą gali daryti ir netgi tapti savanoriu. Tai tau duos daug geros emocijos, daug gerų energijų. Na, o jeigu dar nertum visus tos metus, pagal pajautinimą pabrėšiu, tai nėra, kad tu privalai per dieną tiek ar tiek minučių, kada tu pajausi, nerti į meditaciją, tai yra į tylą buvimą su savimi arba įsijungiant muzikos garsus. Tai praplės tavo augimą, plėtimąsi ir žinoma, visada duos ir labai gerus rezultatus. Ką dabar reikėtų atkreipti, ar ne? Kas gali, kokie iššūkiai tavęs laukti? Tai va, tai jeigu būsi nepastabus, tai žinoma, tave ateis ir apgaus. Ar ne? Ir būsi toks nusivylęs ar nusivylusi ir galvosi, Dieve, kaip taip įmanoma galėjo būti. Tai va, tai kadangi tu žinai, visas dėmesys, kaip ten sako, priimant bet kokį sprendimą, labai svarbu apgalvoti ir pasvarstyti, o gal netgi kartais ir pasitarti su kažkuo, ar ne? Irgi tai duos, ar ne, į naudą. Aišku, geriausia tartis
su tai žmonėmis, kas galbūt panašioje srityje gyvenimo įvykyje jau tai praėjęs, tai nes duos tau daugiau atsakymų. Toliau, gali išlysti tavo tokia tamsioji pusė, kad neatskleisi savęs, toks būsi ir pats kitam netgi paslaptingas arba paslaptinga. Tai tikrai rekomenduoju tokiais dalykais neužsiimti, būti visus metus savimi, bet kaip sakant, nusiimti nuo savęs visas kaukes ir pagaliau būti savimi. Nes tik tai taip tu galėsi siekti, daryti, eiti ir įgyvendinti galbūt ar ne savo svajones. Tai va, nes kuo labiau save apgaudinėsi, meluosi, neišsakysi, galbūt nebūsi ar ne tas tikrasis savimi, tai kas atsitiks? Iššūkiai lauks su santykiais. Ir iššūkiai gali būti, kad netgi ir meilės kažkoks trikampis. Bet jeigu tu visą tai darai su meile, ar ne, ir džiaugsmu, myli save, skleidi ir esi pats sąžiningas, tai kaip ir sakiau savo visose pokalbiuose YouTube kanale, kaip gali atspindėti aplinka išorę, jeigu tu toks nesi, neįmanoma, veidrodis. Dabar žiūrėk, ar ne, nueik prie veidrodžio ir tu būk apsirengęs, o pavaizduok, kad nesi neapsirengęs, neįmanoma taip. Jeigu tu nueisi nusirengęs ir nuogas arba nuogas stovėsi, tai tu ir matysi save nuogą, ar ne? Tai lygiai tas pats ir gyvenime. Keliaujam prie trejeto, tai reiškia, kai tu sudėjai ir gavai trejetą, ar ne, tai gali būti 30-tukas, ar ne, o kadangi sakiau, jau skaičius yra didesnis už 22, reiškia, jau trejetą pridedam 0 ir gauname 3. Tai dabar, jeigu tu esi moteris, šitame laikotarpyje labai svarbu tau atskleisti savo moterišką prigimtį, tai aktyvuoti savo moteriškumą. Vat kuris mano ką tik išėjo paskutinis podcastas, tikrai rekomenduoju paklausyti, ten labai palikau daug raktinių kodų, kuriuos tu išgirdus labai daug suprasi, apie ką aš kalbu. Nes kuo daugiau skleisi savo moterišką prigimtį, tuo labiau tave mylės visa vyriška aplinka. Nes moters, kuri spindi savo moterišką prigimtimi, negali vyrai nemylėti, negali vyrai netidaryti durų, negali nepirkti joms daug, nes moteris traukia kaip magnetas, ar ne? Tai va, ir moteris tada jaučiasi kaip temperatorė, ar ne, pasitikinti, žino, kad jie rūpinasi. Pasaulis, ar ne, ar tai asmeninis vyras, ar ne, ar draugas, ar kolega darbe, ar tai nežinau, kažkur einant, važiuojant, visur atrodo, kaip sviesto patepta. Jeigu ateitų pasiūlymas tuoktis, puikus laikas netgi ir ištekėti. Ir žinoma, puikus laikas uždirbti pinigus. Dabar apie iššūkius. Tai jeigu tu, mieloji, 26 metais nenersi savo moterišką prigimtį ir neaktyvuosi, o tiksliau būsi ta griežta kontrolierė, tikslų siekėja, viskas turi būti tik taip ir ne kitaip ir jokio pasitikėjimo visata, tai mieloji laukia patys didžiausi iššūkiai ir ypač susiję, jeigu turi partnerį, nes ten gali kvepėti ir skyrybomis. Todėl reikia nebūti įsitempusiai, nebūti kontrolieriai, ypač santykyje, šeimoje, kitaip sakant, leisti vietai būti vyrui ir vadovauti, o ne tau, nes moteris mėgsta vadovauti, ar ne? Tai va, ir būti moteriška. O jeigu nežinai, kaip tą daryti, tai iškart galiu pasakyti, kad sausio antroje pusėje mane klausykis, paskelbsiu labai nuostabų projektą 2 mėnesių, kuri vadinsis Dieviškoji moteris pagal archetipus. Va ten ir mes aktyvuosim. Dabar grįšiu prie vyriškių, ar ne, nes gali būti, kad vyriškiai gavosi, ar ne, sudėjus šios skaičius, pasikartosi ne 30, o 3. Tai reiškia, kad finansai pagerės labai,
atsiras daug naujų pajamų, reiškia nepražiopsoti, atkreipti dėmesį galbūt kažkur ar ne, pajausti, aišku, aš visada mėgstu sakyti, širdimi, nes bet koks sprendimas irgi visada reikalingas tos atsakomybės jausmas, tai vat labai irgi. Na va, ir jeigu yra mylimoji šalia, ar ne, aišku, čia konkrečiau galbūt jau aš pasakyčiau individualiai, bet realiai šiaip ir tuoktis galima, ar ne, irgi šiais 2026 metais. Na ir jeigu kvepės ir piniginė bus pilna pinigų, sąskaita taip pat, tai žinoma, galima įsigyti kažkokį tai turtą, tai gyvenamą vietą galbūt netgi pakeisti, ar ne, arba pirmus savo namus įsigyti, ar tai būtą kažkokį, ar ne, ar kažką. Na, žodžiu, su tuo augimu ir plėtimuose. Tai va, na, o minuse tai žinoma yra tai, kad vyrams labai svarbu mylėti savo moteris, gerbti ir vat, girdėti, ko jos prašo. Nes kai vyras girdi, ką moteris prašo, pildo, aš aišku sakau, žemiška prasme, ne per egoizmą, ar ne, moteris ką užsinorėjo, viską privalu ir išpildyti, ne. Tiesiog viskas turi būti proto ribose ir pagal galimybės, pagal finansinę kišenę. Tai va, jeigu tai mielasis tą darysi savo moteriai, tai galiu pasakyti, kad laukia labai didelė sėkmė tavęs finansuose. Todėl, kad kokia moteris, ar ne, padeda vyrui pasiekti ir karjeros laiptus, ar ne, tai ta, kuri moteris yra laiminga ir visi turtingi vyrai šitą žino, kad reikia savo moterį mylėti ir gerai. Keliaujam toliau, tai dabar apie ketvertą, ar ne, vat, jeigu tu sudedi ir ten gaunasi pas tave, pavyzdžiui, 40, tai vėlgi 4 pridėti 0. Vėlgi išskirsiu moters laikotarpis, ar ne, ir vyro. Tai vat, jeigu tu esi moteris, iš tikrųjų laukia vėlgi toks labai išskirtinis laikotarpis, kur gali būti ir vestuvės, arba tada labai stipri, kaip čia pasakyti, stiprus dėmesys iš vyro ir netgi labai stiprus toks rūpestis. Tai vat, leisk vyrui, kad jis tave rūpintus. Arba jeigu neturi vyro, tai leisk, kad išorinėje aplinkoje vyrai tavim rūpintus. Kaip pavyzdys, atidaryti duris, panešti tašę ir ten kažką tai dar, ar ne. Gali būti tokių irgi įdomių dalykų, skamba gal labai taip išskirtinai, bet užsimegzti gali kažkokia stipri draugystė darbe, galbūt jeigu yra vadovas vyras ir ten gali gauti labai gerą pasiūlymą, tai reiškia, kad pakels tave pareigose. Tai va, tai nebijoti, kaip ten sako, ar ne, moteriai, augti pareigose, ar ne, siekti savo svajonių galbūt, ar ne, ar kažkokių. Į ką dabar reikia sutelkti dėmesį moteriai? Tai tau, ar ne, jeigu buvai labai tokia išsitaškiusi, nemoteriška, be energijos, tai nenustebk, kad vyras gali susirasti tavo meilužę ir išeiti ir palikti tave. Taip, galbūt tai nebus kaip oficialios skyrybos, tokia kaip krizė galbūt ar ne pamastymams, bet va toks iššūkis tavęs gali duoti, todėl kad tu galėtum pagalvoti, o kurgi tas mano moteriškumas, kodėl aš kaip magnetas neteikiu savo ar ne vyrui džiaugsmo, o vat gaunu tokius, gyvenimo iššūkius. Dabar pakalbėsiu, jeigu tu esi vyras, ar ne? Šis laikotarpis 26 metų tau žada, jeigu turi ketvertą ar ne, gali tapti tėčiu, tai reiškia gims kažkoks vaikas ar ne, tai yra tavo vaikas, kurio galbūt tu jau planavai praeitais metais arba gal dar tik tai bus ar ne. Jeigu imsim pareigas, tai kažkur gali būti paaukštinimas ir netgi toks kaip viršininko vadovo ar ne. Tai irgi nebijoti augti, nes per augimą ateina žinoma ir finansinė gausa ir parodyti savo tas išminti, galbūt tas žinias, ar ne, ir nebijoti prisimti atsakomybės. Į ką atkreiptų dėmesį, tai nebūti silpnam, neklausti moters, o ką man daryti, ištiko kažkokia situacija,
o Dieve padėk žmonelė, ką man čia dabar daryti. Vyras yra tas, kuris priima sprendimus, kuris jaučia, ką daryti, neužmeta savo atsakomybės kažkam kitam. Nes tikro vyro vaidmuo, vėlgi kviečiu analizai, jeigu turi dar ir gimimo datą į 4, tai sako apie tai, kad reikia pagaliau užaugti vyrų ir būti tikrų vyriškių, kuriam pasirodo sėkmė, turtai, gausa irgi yra galimi. Tai va, ir būti kaip jeigu turi vaikus, tai būti savo vaikams kaip tėčiu, ar ne, su pagarba ir meilė, vėlgi pabrėšiu, jeigu bus iššūkiai su kontrolė, griežtumu, apribojimais, laukia irgi nesklandumai, nes irgi labai svarbu, kad reikia, kad būtų harmonija. Tai va, lygiai tas pats ir su savo moterim. Jeigu tu kontroliuosi savo moterį, tik daryk taip ir ne kitaip, laukia daug. Nuo nemalonumų viskas turi eiti per meilę. O kitais metais, tai yra, atsiprašau, šiais metais, kažkokiais kitais, 26 metai ir sako, kad kai aš pasitikiu, kai aš leidžiu ir kitiems žmonėms daryti taip, kaip jie nori, sėkmės fortūna šypsosi mano gyvenime. Keliaujam toliau. 5. Kas sudėjęs gavo 5. Laikotarpis iš tikrųjų labai irgi žada labai gerus tokius, netgi sakyčiau, labai gerą santykiai su įstatymais. Vat, pavyzdžiui, jeigu bus kažkokie tai su valdžios kažkokiom struktūrom ar ten kažkokius priimti sprendimus, kurie yra įstatymai, dokumentai, būtent labai bus puikus laikas priimti tuos sprendimus. Pavyzdžiui, santuoka buvo neregistruota galbūt, ar ne, kaip pavyzdys, irgi puikus laikas registruoti, ar ne, ir visa kita. Pavyzdžiui, nebuvo partneris ar partnerio šalia, gali atsirasti partneris greitai, greitai čia viskas apsisukti, vat būna tų žmonių, ar ne, kai sako, susipažinau ten per mėnesį man pasipiršo, po 2 mėnesių aš pastojau ir štai metų pabaigoje jau turiu vaikutį, ar ne, ir sukūriau šeimą. Tai šita energija kalba netgi apie tai. Į ką dabar reikia atkreipti dėmesį, tai labai svarbu, koks yra santykis su tėčiu. Nes ir vyrui, ir moteriai lygiai tas pats, jeigu yra santykis blogas su tėčiu, iškart galiu pasakyti, santykiuose poroje bus daug iššūkių. Jeigu yra daug kontrolės, griežtumo, irgi laukia iššūkiai ir ypač netgi santuokos toks kaip drebėjimas, ar ne, sakant, ar ne, galbūt netgi apgalvojimas, ar toliau čia gyventi su ta moterim arba vyru, ar ne. Tai va, tokie pamastymai, ar ne, bet labai svarbu rūpintis ir stiprinti, gerinti per meilę šeimos santykį, nes energija kalba apie šeimą, apjungimą, buvimą, praleidimą laiką daugiau, ar ne, vat tuos susikūrimus. Tai reiškia, kad ne tik tai su savo šeima, vaikais ir žmona, bet ypač su savo tėvais, broliais, nežinau, močiutėm, jeigu yra promočiutėm ar seneliais, ar broliam ir sesėm. Nu, žodžiu, vat stiprinti visą tai. Keliaujam toliau ir kita energija kalba apie meilę, tai yra 6. Tai jeigu sudėjus tu gavai 6, tai reiškia, ar pavyzdžiui 33 ar kažkoks kitas skaičius, nežinau, gali būti labai įvairiai, tai sako, kad metai bus pilni meilės, romantikos, grožio, meno labai netgi daug. Vat pažiūrėk, kas yra menas ar ne menas, tai ir literatūra, ir šokis, ir choreografija, galbūt kažkur tave patrauks, ar tapyba, vat labai toks ir stiprus, geras ryšys su draugais, toks bendravimas kažkoks tai atsivers, gali netgi ateiti nauji žmonės, vat kur vyks tokie nuoširdūs, atviri santykiai. Jeigu paimsim kaip poros santykiai, tai jeigu tu asmeniškai netvėrusi savo širdies arba netvėrė savo širdies ir partnerį renkiesi dėl naudos kažkokios, pavyzdžiui, kad nebūti vienam,
dėl pinigų, dėl statuso, dėl gyvenamo vietos, žodžiu, nesvarbu, tai žinok, kad laukia disharmonija. Nes kai partnerį renkiesi iš meilės, iš širdies, meilė ir užlieja. Į ką dabar reikia atkreipti, ar ne? Tai labai svarbu, kad atkreiptum į viską prieš priimdamas sprendimus. Ir mokėtum pažiūrėti, kaip viskas vyksta. Žodžiu, nedaryti skubotų galbūt sprendimų, nes tai gali būti susiję irgi su šeima, su šeimos kažkokiamis problemomis, galbūt net su sveikata. Nepulti kažko kaltinti, o visada prisimti atsakomybę. Nes viskas, kas vyksta, tai tik tai dėl tavo gerovės. Tai va, ir kuo daugiau patirsi galbūt gyvenime arba tais metais nesklandumų, tai turi tik tai žinoti vieną. Tai tik dėl to, kad tavo gyvenime vyksta pamokos, kurios sako, kad tu turi išmokti, mokėti, pasirinkti pirmą save, o tik paskui kitus. Kaip pavyzdys, ar ne, širdis sako, aš noriu važiuoti ten, bet draugai sako, ne, važiuojam, ten bus linksmiau, fainiau, o viduj tu jauti, kad nori būti ten, bet vis tiek pasirinki draugus. Tai va, ir tada, kai mes neklausom savęs, ateina gyvenimo iššūkiai ir jie ir ateina tik tai tam, kad tu save neišgirdai, pamelavai savo, galvoji, kad bus visgi geriau su tais draugais, o pasirodo dar ir ten iššūkių nuvažiavus. Galima sutikti, ar ne? Keliaujam toliau. Kas gavo 7 sudėjus, ar ne? Tai moteriai laikotarpį žada gausą, ypač pinigų, ir pasiekimas kažko, galbūt ką tu buvai užsibrėžusi arba labai norėjai ir neišsipildė, tai tikrai vyks. O vyrams tai irgi pasiekimai ir labai atsiskleista lyderystės, ta vyriškumo energija. Ir prisiėmimas atsakomybės už dar kažkokį platesnį, kaip pavyzdys, ar ne, atsidarau įmonę, ar turi tik vieną savo darbuotoją, bet štai 2026 metais ateina laikas, kai man reikia prisimti už 5 jau darbuotojus, ar ne, kaip pavyzdys. Bet čia gali būti bet kokioje gyvenimo srityje ta atsakomybės. Dabar ką reikia atkreipti dėmesį, ar ne? Jeigu yra labai toks tingumas, nenorėjimas nieko daryti, nieko duoti, toks nėra veiksmo, tai žinok, kad esi kažkur pasiklydęs arba pasiklydusi, nes kai ateina sąstingis, sako, kad žmogus, tu energiją atidavei kažkam, bet tik galbūt ne savo. Tai va, ir jeigu gaunasi, kad tu energiją išeikvojai per, kaip pavyzdys, kariavai, įrodyt norėjai savo tiesą kažkam, bet aš geriau žinau, o tu nieko nežinai, nes, ale man ar metų daugiau, arba ten išsilavinimas, tai kai faktas tave ir visata sustabdo, liepia pailsėti, patiri pralaimėjimus, o gal net geriai lovą tenka atsigulti ir pagulėti ramiai, ar ne, nes kažkokia tai, ar ne, lygelė staiga atėjo. Tai tik tai todėl, kad tu, vėlgi pasikartos, išdalinai savo energiją ne ten. Todėl visus metus rekomenduoju atkreipti dėmesį, ar eini per meilę, ar per sunaikinimą. Keliaujam toliau, 8. Tai pliuse teigiamai laukia dovanos iš visatos. Aš kaip sakau, jeigu žmogus davė viską su meilė dėl kito žmogaus gėrio, tai šitie tau metai iš tikrųjų leidžia tikėtis galimybės atlygio. Žodžiu, laikotarpis laukia labai džiaugsmingas, todėl nebijok ir investuoti, nes vis tiek anksčiau ir vėliau sugrįžtas atsipirkamumas, ar ne? Tai vėlgi gal ir nekilnojamo turtas, ar kažkokie dokumentai pasirašyti, o gal netgi ir priimti sprendimus kažkokius, pavyzdžiui, kaip ištekėti arba vesti, ar ne?
Ir minusas tai reiškia, kad gali laukti ir iššūkiai, kadangi buvai, kaip ten sako, ne tose energijose, todėl reikia atkreipti į tai, kad gali būti daug nesąžiningumo, daug neteisybės, kažkokie tai visokie tokie vat įstatymai išlisti, gal kažkur netgi ir su teise reiktų ar ne pasikonsultuoti. Tai tik tai todėl, kad tu iki to vat energiją buvai sukaupęs ir kaip taisyklė tada žmogui ateina gyvenimo labai dideli iššūkiai. Tai linkiu, kai dabar išgirdai, kad kiekviena mintis, žodis, veiksmas iš tikrųjų būtų pasirinktas iš širdies. Keliaujam toliau ir koksgi skaičius, ogi laukia 9. Iš tikrųjų 9 tai labai kalba apie išmintingumą. Ir jeigu tu 2026 metais ateis noras nerti į dvasingą pasaulį, tai ar ne, galbūt net susirasti savo kaip mentorių, ar net tokį kaip vedlį, beje, aš irgi tą galiu tau padėti, vesti ar ne, rodyti kelią, jeigu pasirinksi mane arba kažkokį kitą asmenį, tai žinoma, duos labai didelius vaisius, nebijoti, pasiklausyti galbūt informacijos. Na, o jeigu jau esi prasiplėtusi kaip asmenybė, kaip sąmonė išsiplėtusi, tai čia labai tiktų panerimas į tą tylą, į meditaciją ir tada jau girdėjimas savo vidinio, ar ne, to balso, ar ne, kur eiti, ką daryti, ar ne. Vat jeigu visą tai jausi, tai gali būti ir bendruomenė, žmonės atsirasti su tokio pat mąstymu, požiūriu, gyvenimo būdu. Na, žodžiu, toks apsijungimas. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, tai į sveikatą, vat pasižiūrėti, kaip ten su tavo sveikata, ar ne, ar tu ją rūpinėsi, ar esi apleidęs, apleidus, jeigu ne, tai galbūt susirūpinti, pasidomėti irgi daugiau informaciją, ar ne, kaip sau gali padėti. Aišku, aš visada sakau, geriausias vaistas yra pozityvas, tai komediją žiūrėti, šokti, dainuoti, piešti, tapyti, nežinau, dar kažką daryti, pakelia visas vibracijas ir ta negatyvi energija dingsta ir netgi sveikata pagerėja, gali pagerėti labai greitai. Toliau keliaujam 10, kas gavot sudėję 10, ne vienetą pabrėšiu, 10. Tai sveikinu 2026 metais atitinka energija, sėkmės fortūnos energija. Tai reiškia, kad tave ves aukštesnės jėgos, labai daug sėkmės nusimato, atrodo, kad kažkas lyg vestų už rankos, kur tik tai eini, ten durys atsidaro. Bet tik tai tiems arba tam žmogui pasikartosi, kuris darė daug gero dėl kito žmogaus. Nes sėkmę, kaip kažkas sakė, iš tikrųjų reikia užsitarnauti, iš tikrųjų taip. Negali žmogus būti sėkmingas, jeigu jis visą gyvenimą piktas, nelaimingas, skupus, kontrolierius, agresyvus. Tai va, ir jeigu visos šitos energijos, kurias paminėjau, kurios man atitekėjo, tai žinok, laukia daug nemalonumų. Daug labai iššūkių ir tikrai kviečiu tada ateiti individualiai konsultacijai, nes tada pasižiūrėsim kiekvieną mėnesį konkrečiai, pavyzdžiui, sausį, vasarį ar net 12 mėnesių, kur tau labiau reiktų susitelkti dėmesį. Nes mėnesio energija yra tokia stipri, kad kartais gali praleisti savo sėkmę, o kartais gali netgi ją prišaukti. Tai va, tai linkiu, kam sudėjus gaunasi 10, tikrai daug sėkmės. Keliaujam toliau, 11. Na, 11 iš tikrųjų kalba apie tokią jėgą, apie energijos pliūpsnį. Atrodo, visko norisi daryti, veikti. Na, visko daug. Ir nebijoti tame būti. Kurti, keisti, daryti tam tikrus žingsnius, gal net išeiti iš komforto zonos, nebijoti gal net keliose vietose, ar ne, būti, pavyzdžiui, darbas ir hobį savo jau pradėti įdarbinti, ar ne. Žodžiu, skleisti savo kūrybos potencialą ir viską daryti tik per meilę. Nes kai per meilę darai, viskas gimsta. Todėl, jeigu pasirinktum atidaryti savo verslą tai, kas tau patinka, irgi duos labai gerus rezultatus. Minusas rodo tai, kad nėra jėgų, nenori nieko daryti, tinginystė, apatija,
negaliu atsipalaiduoti, vis negatyvios mintys, ar ne? Tai žinok, kad energija irgi yra jau, kaip aš mėgstu sakyti, ne ten nukeliavus, ar ne? Už tai jinai tave ir privedė iki tokio lygio, kad netgi gali ir gulėti lovoj. Tokia didelė apatija. Na ką, teks keliauti toliau ir pasiekėm jau 12 energiją, ir jeigu tu dabar gavai sudėjus skaičius 12, tai žinok, kad 12 energija kalba irgi apie pokyčius. Ir netgi labai gerus pokyčius. Todėl nebijok 26 metais atsiverti pokyčiams. Ir šita energija kalba apie meilę. O meilė tai yra džiaugsmas, tai yra kūrimas, nes kas yra meilė? Kai žmogus pilnas meilės, jis nori duoti pasaulį, jis nori kurti, jis nori džiaugtis su kitais ir dar netgi jų gyvenimus kažkaip nuspalvinti gražiomis spalvomis. Ir žinoma, labai svarbu šitais metais išeiti iš aukos būsenos ir atverti savyje meilės pliūpsnį. Nebesiaukoti, nebekentėti, nebetempti viską ant pečių, imti ir daryti tam tikrus veiksmus, prisijimti, kaip tas ten sako, ar ne, atsakomybę ir išeiti iš komforto zonos. Tai va, ir į ką atkreipti dėmesį, tai kad jeigu šalia yra kažkoks demoniukas, tai reiškia tave skriaudžia, tau suteikia daug negatyvių situacijų, reiškia tu esi aukos būsenoje. Reikia transformuoti ir išeiti iš aukos būsenos, išeiti iš destruktyvių programų. Jeigu to nežinai, kaip tą padaryti, aš esu tam pasiruošusi. Kviečiu konsultacijai ir padėsiu pažiūrėti, dėl ko tai yra ir kurgi tai atvedė, ar ne, ir kodėl tai reikia patirti, nes vėlgi mes pripratom suvokti, kad jeigu yra negatyvas, tai reiškia yra labai blogai. Kaip tik reiškia laukia labai didelis šuolis į priekį, labai daug gerų dalykų. Kaip pavyzdys, ar ne, visada po nakties ateina diena. Keliaujam toliau, 13 energija. Jeigu tavo sudėjus skaičiukus ar ne gavosi 13, tai žinok, kad metai bus pilni pokyčių. Transformacijų. Tai ką vienintelį siūlau, nebijoti transformuotis ir keistis, nes kuo lengviau transformuosies ir viską paleisi tai, kas sena, į tavo gyvenimą ateis labai daug naujo, labai daug gražus. Kaip pavyzdys, turi tą draugę, kuri ištisai skundžiasi, nelaiminga, apkalba visus, ir tu jauti, kad kiekgi galima su ja susitikti ir apie tą patį per tą patį kalbėti. Tai va čia ir yra transformacija, priimti sprendimą, nutraukti ryšį ir pagaliau gyventi, eiti savo keliu. Nes, aišku, tuo pačiu, jeigu esi sąmoninga, supranti, kad jinai atspindi tave, arba, ar ne, parodo tavo vidinį pasaulį, nes tu kažkur giliai to nematai, pati tą lygiai tą patį darai, bet tuo pačiu tu ir gali tam tikrą laiką, ar ne, pailsėti ir nebendrauti, o padirbėti su savimi. Tai va, ir labai svarbu tą suvokti ir iš minuso pusės, tai leisti viskam vykti. Net jeigu bus pačios nelengviausios situacijos, ateitų ir daug skausmo, ir daug išgyvenimų, tai tik tai viskas vyksta dėl tavo gerovės. Vat kaip ir sakau, ar ne, kaip ir eini, ar ne, pavyzdžiui, lietus lyja, ar ne, ir vienas žmogus sako, o Dieve, kokia bloga diena, ir vėl tas lietus, ir vėl nefaina. O žmogus eina pozityvas ir sako, bet kaip faina, šiandien lietus lyja. Kažkam reikia lietaus, ar ne? Geras. O aš girdžiu net lietaus garsus. Jie gal irgi man turi kažkokią labai svarbę žinutę. Tai va, tai lygiai čia irgi, kaip tu ir iš kurio kampo pažiūrėsi. Keliaujam toliau, 14 energija, kuri sako, kad teigiamai laukia tikrai irgi daug džiaugsmingų, daug gražių emocijų, šiaip daug juoko, energija labai labai pozityvi. Ir jeigu bus kažkur atrodo liūdesys, nerimas, tai žinok, kad vieną dieną gali ateiti staigiai tas džiaugsmas, staigiai netikėti malonūs dalykai. Todėl nebijok keistis, priimti, daryti irgi tam tikrus sprendimus.
Jeigu tave patrauks psichologija arba vat žmonės ar ne, kurie domisi tuo, turėti konsultacijas individualias, tai irgi tą drąsiai gali keliauti su kitų žmonių pagalba, eiti kažkokius tai kursus, kad atskleistum daug giliau save, nes laikotarpis skirtas pažinti save, mokytis. Užsienio kalbas galbūt netgi gali pradėti mokytis, jeigu tave kažkurio momentu patrauks, o gal jau traukia, tai irgi puikus laikas. Minusas tai yra, kai tu save slopini, kai nieko nenori daryti, apatija ir dar, ar ne, ateina kaip patvirtinimai iš aplinkos, tai nerti iš tų depresijų ir sau sakyti, kad viskas baigėsi, ar ne, viskas gerai. Taip, galbūt paliūdėjau, paverkiau, viskas irgi yra gerai, bet priėmu sprendimą, kad šiandien kažkokį darau veiksmą. Nes kai tu darai veiksmą, tą pačią minutę irgi pradeda viskas keistis į gerąją pusę. Na ką, jau artėjom link pabaigos, visai nebedaug, bet turim 15 energiją. Taigi, jeigu sudėjai visus skaičius ir gavai 15, tave 2026 metais laukia finansinės gausos pagerėjimas. Galbūt netgi pakeisi darbą ar aplinką. Žodžiu, laukia toks klestėjimo momentas. Ir čia labai stipriai suveiks, jeigu tu iki to buvai dosni savo ir kitiems. Ir šiais metais lygiai taip pat dosnumą rodysi ne tik savo viską įmamu, bet dar duosi ir kitiems žmonėms. Kaip tą darysi, aš nežinau, ar dovaną, ar savo laiką skirsi, ar kažkaip. Ir kuo daugiau laiko skirti ryšiui su Dievu. Tai reiškia būti tyloje ir girdėti tą Dievo balsą, tai ką kalba tau, ar ne? Jeigu yra įvairiausių priklausomybių, pagundų, triukšmo, tai šis laikas sako, kad išeiti iš to ir pagaliau gyventi laisvėje, pavyzdžiui, išeiti iš kontrolės, ar ne, kažkokių troškimų, nes tie troškimai galbūt buvo ne tavo, žodžiu, išsigryninti. Atkreipti dėmesį į tai, kad nereikia pasiduoti į negatyves situacijas ir įvykius, mokėti esamą situaciją, kontroliuoti, kaip pavyzdžiui, ar ne, vyksta konfliktas ir tu dar labiau save į konfliktą įvedi, galbūt emocijas stipres išreiški, mokėti viską kuo harmoningiau, kiek leidžia tuo momentu, situacija, viską padaryti, aišku, geriausia, ko linkiu, tai išspręsti konfliktus ramioj būsenoj. Jeigu yra priklausomybės, pavyzdžiui, alkoholiui, narkotikams, arba valgymui kažkokiam, tai arba ten žiūrėjimui kažkam, nes čia yra priklausomybė, ar ne, pavyzdžiui, kaip socialiniai tinklai, tai irgi kalba apie tai, kad tu realiai turi iš to išeiti, transformuoti. Nu ką, mėlieji, laukia 16 energija, kam 16, tai žinokit, noriu pasveikinti ir iškart pasakyti, nebijoti 16 energijos, kaip 13 lygiai tas pats 16, tai yra dvasinis pabudimas. Ką tai reiškia? Kad tu 2026 metais pabusi iš gilaus miego. Tai reiškia, buvo kažkokie įsitikinimai, buvo tam tikros žinios ir staiga vieną dieną, jau ten sudėlios aplinkybės, kaip ar su mokytoju vedliu, ar pačiam, ar situacijos kažkokios bus, bet tu atsikelsi ir suvoksi, kad, o Dieve, kaip aš galėjau sau leisti taip gyventi ir taip manyti ir taip sau netgi elgtis. Tai va, ir gali netoks ateiti suvokimas, kad pavyzdžiui, tai aš buvau tokia gera, tai todėl, kad aš buvau aukos būsenoj. Nes kartais, pavyzdžiui, žmogus nemato, kad jam atrodo, kad jis visada daro gerą, bet iš tikrųjų energija yra minuse, pasiaukojame be pagarbos savo, o tai reiškia, aš save skriaudžiu. Tai va, tai nebijoti transformacijų, nebijoti pokyčių, kuo lengviau paleisti, kuo lengviau priimti. O jeigu yra tikrai nelengva, tai vėlgi kviečiu pokalbį. Pas mane tikrai labai daug turiu nemažų patirčių ir vat, kai ego griūna, kai viskas vyksta maište, kai tu vieną dieną atsikeli ir galvoji, Dieve, tai kas aš esu ir ką man čia toliau daryti, o tai aš šitą dariau taip, o dabar ką man toliau daryti,
Tai vat, tai žodžiu, aš tuo tikrai galėsiu tau pasitarnauti. Žinoma, pajaus, galbūt netgi ir kita mokytoja vedlį gali atrasti. 17, žinoma, tai kalba apie tai, kad skleidžiasi kūrybiškumas ir čia jau kalba, kad 2026 metai gali būti kaip žvaigždės metai, tai yra spindesio, matomumo, žinomumo metai. Tai jeigu tave kas nors kur nors kvies sužibėti, ar laikraštį, ar žurnalę, ar ant scenos užlipti ir tarti žodį didesniai auditorijai, gal YouTube kanalą užsivesti, tai žinok, kad šis laikotarpis yra būtent apie tai. Ir kuo daugiau tą spindesį duosi kitiems, tuo labiau iš tavęs tekės daug šviesos, daug gėrio ir daug meilės. Arba gali būti toks variantas, kad minuse reiškia energija vėlgi ištekėjo, atidavai kažkam, ne, ištaškiai save, vat, ar ne, tai todėl, kad vėlgi atėjo diena, kai nieko nenori daryti, niekur pasirodyti, žodžiu, esi ta žvaigždutė, kuri pasislėpusi po debesimis ir nieks tavęs nemato ir negirdi. Na ką, taigi pasiekėm ir 18 energiją. Na, 18 energija, ypač moteriai, tai nuostabus metai. Tai reiškia, kai tu atėjai atskleisti savo moterišką prigimtį. Tai yra mėnulio energija, tai yra kūrybiškumo energija, tai yra galios energija. Aišku, ir vyrui lygiai taip pat tinka, bet moteriai šitie metai iš tikrųjų labai gali būti sėkmingi, gausingi. Ir ypač gali pasireikšti per teatrą, muziką, kiną, grožį, savo idėjų atskleidimą, projektų kūrimą, žodžiu, nebijoti kurti ir tuo pačiu džiaugtis. Ir minusas yra tai, kad gali aplankyti daug negatyvių minčių, o negatyvios mintys tai yra programos, kurios gali tau ir trukdyti, gal netgi taip sakyčiau, ar ne, vat, spindėti, vat, kaip tam mėnuliui danguje, būti matomam ar matomai irgi, ar ne, nes neigiamos programos užgožia teigiamą. Tai jeigu yra per sudėtinga, vėlgi, kaip ir sakau, ieškoti specialisto ir su jo pagalba pamatyti, kokios ten yra programos, nes kol programos aktyvios, tai žmogus negali būti ir gausoje, ir sėkmėje. Tiesiog, neleidžia. Nes pamatyti programas yra pirmiausia labai didelis darbas, ar ne, kas jau pradirbęs, tai gali tą greit, sekundžių mini dalykų, ar ne, suvokti, kas čia per programą veikia ir ją transformuoti, kam dar tik pradžia, tai tikrai yra ką paveikti. Na ir 19 energija, jeigu tu sudėjai visus skaičius ir gavai 19, tai žinok, kad laukia vėlgi materialinė gausa ir didelis spindesys. Tai yra saulės energija, tai yra gausos, klestėjimo, švitėjimo, aukštų pareigų kažkokių, tai į naują lygį perėjimas. Socialiniai visokiausi projektai ir plėtimasis bendruomeniai, žmonių rate, žodžiu, į labai didelius mastus. Tai va, į ką reiktų atkreipti, tai dėmesį, kad jeigu energija irgi buvo iki tol aktyvuota per minusą, tai daug ir streso gali būti, daug išbandymų, daug negatyvių situacijų, aišku, vat, kaip tas dangus būna niūrus, nėra ar tos saulės, ar ne, niekam aš esu nereikalingas, tai dėl to, kad čia veikia vėlgi tos programos, kurios vėlgi atvedė į tave, ar ne, iki baimių, nusivertinimo, aukos būsenos, ar ne, skundimosi, kaltinimo, ar ne, ir va todėl ir pinigų nėra, nes saulės energija tai yra labai didelė gausa. Tai pas ką tikrai eina, ar ne, į pliusą, tai tie metai tikrai gali prišaukti dar didesnę gausą negu buvo. Na ką, keliaujam prie 20-ko. 20 energija kalba apie šeimą. Ir bus tokių patirčių labai gilių su šeima, todėl iškart sakau pasižiūrėti, pagerinti santykį su mama ir tėčiu, atlikti praktiką su jais, ar ne, priimti juos į savo širdį, priimti savo širdį, savo antrasias pusės, bet kol nepriimtas tėtis ir mama, negali būti priimta žmona arba vyras. Toliau, galimybės išeiti į viešumą, tai yra radijas, televizija, YouTube kanalas,
kažkur kitur labai toks matomumas gali būti. Todėl jeigu bus pakvietimai kažkur, aišku, vėlgi sakau, pajausti, bet tai gali tave vesti į tą ar ne matomumą, nes ten kažkur kažkokią žinutę galbūt turi perduoti. Na ir žinoma, labai svarbu stiprinti ryšį su Dievu, tai yra būti ryšyje, vedime, klausimasi savo intuicijos. Moteriai tikrai labai svarbu, nes energija šiaip eina irgi labai tokia stipri vyriška, tai pabrėšiu, moteriai labai labai stipru skleisti savo moterišką prigimtį. Kokie iššūkiai gali laukti? Žinoma, išbandymai ir šeimoje ypač, galbūt ir kažkokios tokios sukrėtimai, bet tik tai per jas kažkokie gali ateiti gilūs transformaciniai pokyčiai. O tai reiškia kvantinis šuolis, nes ten, kur yra didelis iššūkis gyvenime, kur mes patiriam tokius dalykus, nu, vat kaip pavyzdžiui, ar ne, esu girdėjus tikrai tam nieko ne apie palinkėjimą, bet tiesiog kaip pavyzdį, ar ne, prarasti savo vaiką ir įvyksta tikras pabudimas sielos, visa to žodžių prasme, kai žmogus nušvinta ir pradeda vykti tokie dalykai, kuris net niekada negirdėjo apie tai, nu, girdėjo, kad gali Jėzus Kristus prisikelti, ar ne, bet kad jis gali prisiminti savo gyvenimus, tuo, ko jis buvo ir ką jis gali dar šitame gyvenime nuveikti. Tai va čia ir vadinasi tie dideli, labai stiprus kvantiniai šuoliai. Bet vėlgi pabrėšiu, siela jau buvo sutikusi tokiam kardinaliam pokyčiui. Aišku, čia gali būti žymiai mažesni, bet ir jie vyksta tik tai tada, kai žmogus turi tų programų, ar ne, jos tiesiog rodo, kad, na, pagaliau tu pabūs. Švelniausias perėjimas yra su mokytojų vedliu arba būti grupėse kažkokiose, kur žmonės savo istorijom, savo patirtim dalinasi, ten, kur yra mokytojų vedlių, ar ne, energijos visai kitokios, nes jie tai praėjo ir jie turi tuos raktinius kodus, ar ne, ir padeda suvokti, bet atrakinti tas duris kitokiais būdais. Bet pabrėšiu, jeigu siela yra nusprendusi ir tu dar neturi tų galių atšaukti, tai ir įvyks tas visą tai. Nes pasirodo, kai siela sustiprėja, kai susigrąžina visas savo jėgas, galės, jinai gali net pakeisti savo mirties datą, reiškia pratęsti netgi galima. Na ką, ir priartėjom prie beveik pabaigos, tai yra 21 prieš paskutinę energiją, tai jeigu sudėjai visus skaičius ir gavai 21, tai reiškia, kad iš tikrųjų labai šviesi, labai irgi gera energija laukia, gali būti netgi persikeliamas į kitą gyvenamą vietą, galbūt miestą, galbūt gatvę, o galbūt netgi ir šalį, todėl nebijok pokyčių. Laukia ir kelionių. Taigi drąsiai keliauk, nes per keliones labiau pažinsi save. Naujas darbas gali būti irgi ateiti, ar ne, naujos pažintys, nauji žmonės, na ir žinoma klestėjimas. Į ką reiktų atkreipti dėmesį, tai kad šiuo metu tu savęs nevaržytum, kad daugiau leistum savo tos tokios, ne tai kad laisvės, bet tų naujų patirčių galbūt, ar ne, neužsidaryti nuo pasaulio, neapsikrauti neigiamomis mintimis, o daugiau būti tuo pozityviu žmogumi. Ir vat kelionės ir užsienio kalbos mokymasis irgi labai praverstų, nes taip tu auksi ir plėsiesi. Ir kaip aš sakau, nežinia, kur tave gali nuvesti tavo galimybės, ar ne, ir kaip tu ten jausiesi galbūt kitome mieste arba kitoje šalyje. Na ką, ir paskutinė nuostabioji energija 22. Tai sveikinu, metai tikrai laukia transformaciniai, tai reiškia, kad kažką labai užbaigsiu, tai gali būti, kad galiu užbaigti metų ciklus, pavyzdžiui, kaip 9 metų, 18 metų, galbūt netgi 7. Ir per tą užbaigimą ateit gali labai stiprus, gilūs suvokimai.
Gali būt, kad pakeisi viską - ir šalį, ir namus, ir darbą. Gali būt iki tokio netgi kraštutinumo ir su tuo viskas yra gerai ir jeigu tau tai jausis ir tau eisis per lengvumą, paprastumą ir dėliojimąsi viską, reiškia taip turi būti. Arba gali ateiti, kad kažkokias sritis pakeisi, kažką pakeisi naują, galbūt ne taip kardinaliai, bet po truputį. Tai irgi žinok, kad viskas su tuo yra gerai. Vaiko gimimas gali būti, ar ne, naujo projekto atėjimas, sukūrimas didelis, kuris irgi žada sėkmę, naują kažką. Tai vat kaip aš ir sakau, uždarom tai, kas buvo ir atidarom kažką tai naujo. Irgi kelionės, nuotykiai, pažintys, veiklos plėtimasis, pažinimas, galbūt išsilavinimas, netgi gal mokytis kažkur tai patrauks, ar ne. Žodžiu, išėjimas iš to tokio kaip urvo. Ką reikėtų atkreipti dėmesį, tai jeigu tu nori, bet negali, tai reiškia esi uždarytas urve, o tai reiškia tau vis susidaro sąlygos kažkokios, kad tu darai veiksmus, bet tau nieks neinasi, ar ne? Tai va, tai reiškia, kad esi programuose labai dideliuose, kurių tu nematai. Tai reikia su tuo padirbti. Jeigu net ir fiziškai esi stabdomas, tai irgi sako, sustok, pamąstyk, pajaus širdimi, kas tau atrodo, ar ne, ką tu darai ne taip. Nes bet kada, bet kokia liga, jinai sako, kad stabdomas žmogau, pagalvok, kur tu esi. Ar tikrai taip reikia elgtis, ar tikrai ten reikia taip ir tą daryti, ar kalbėti? Tai va, ir net jeigu draugai nusisuktų, arba net šeimos nariai, tai žinok, rodo, kad laikas atsigręžti į save ir nerti į meditaciją, į dieviškumą. Nes šita energija kalba tokio lygio, vat kaip tas vienuolis, kuris sėdi, medituoja ir jis kaifuoja nuo tos tylos. Nes toje tyloje, va ta ir yra tikroji tavo prigimtis. Ir jeigu tu jos dar nepatyrei, netradai, tai 2026 metais šitai energijai 22 būtent tai ir yra. Ir aš tau noriu pasakyti, kad man 2025 metai būtent ir padovanojo šitą energiją. Ir aš esu jai be galo dėkinga, nes aš atradau, susiharmonizavau su tikrąja savo prigimtimi. To tikrai ir tau linkiu. Tai jeigu tau patiko ir surezonavo, ir galbūt net atšaukė, pavyzdžiui, aš taip ir jaučiau, aš taip ir žinojau, kaip patvirtinimas, tai būtinai parašyk komentare, pasidalink. Kodėl? Nes tai yra sinchronizacija ir tada patvirtinimas dar kartą iš visatos, kad laukia daug tavęs gražaus. Nu, žinoma, o labiausiai tai kviečiu individualias konsultacijas, nes individualioje konsultacijoje, ypač online arba gyvai Vilniuje, tu gauni labai daug vertingos informacijos, kuri teka srautu ir kuri reikalinga tau būtent tuo metu, tą minutę. Online mes visada įrašom, reiškia įrašą gali peržiūrėti, susitikimo metu tu gali įsirašyti visą tai savo telefoną ir aš tada prisėdusi pagal pajautimą, pajaučiu, nes matau, kur tu esi, ar ne, kokioje situacijoje, tarp mūsų vyksta labai bendravimas, ar ne, po to gal netgi ir klausimai ateina, o gal iš vis klausimų neteina, pagal pajautimą labai duodu naujas ir gilias praktikas. Ir viena iš jų yra labai tokia stipri, tai vat parodau, duodu, kaip nerti į tą tylą, kaip susijungti su savimi. Nes kas gali padėti tau tai patirti, tai tik tai tas žmogus, kuris atrakino, turi kodus. Ar ne, tas, kuris žmogus praėjo savo kailiu, tas, kuris neskaitė knygų ir išvertė, ar ne, ir perdavė, o tik tai tas žmogus, kuris išgyveno per save. Nes išgyvenęs žmogus per save savo tikromis istorijomis, savo patirtimis ir aktyvavęs energijas, jis tik tada gali susitikimo metu perduoti kodus. Aš vieną tokį pavyzdį duosiu, ar ne?
Aš labai norėjau praeitais metais, nu, iki to mano buvo toks noras kažkada tai, kad pakliūčiau ant viršelio kažkokio žurnalo, iš tikrųjų net pati nežinau, bet atsimenu, kaip dabar dar savo dukrai sakiau, nu, bet pažiūrėsim, ar ne, aš tikrai būsiu ant viršelio, nu, vat mano vidus norėjo. Taip, ten buvo labai stiprus ego, tas, ar ne, vat žiūrėkit į mane ir visa kita. Bet kaip įdomiai visą tą sudėliojo. Aš nuėjau į moterų susitikimą, man teko susitikti su viena moterimi, pabūti jos energetiniam lauke, tai reiškia, joje yra aktyvuoti kodai ir jinai yra ant tų viršelių, matoma, žinoma Lietuvoje. Ir aš iškart grįžus namo gavau pasiūlymą į savo Gmailą iš redaktorės, iš žurnalo. Taip, aš prieš 2 metus buvau jame, bet buvau kaip viešnia, tiesiog pristačiau save ir perskaičiau net 2 kartus, nes negalėjau patikėti, kad mane kažkas gali pakviesti. Tai va, ir tai, ką aš pasidalinau, dar turiu keletą žurnalų, gyvai galiu padovanoti, kur tu galėsi perskaityti apie mane. Ir va taip va vyksta stebuklai. Ir taip vyksta visada su visais. Taip, žinoma, kur aktyvuota daug negatyvios energijos ir kur tu pastoviai kalbi apie kažkokius tai iššūkius nedestruktyvius, tai faktas, kad tavo gyvenime tai dauginasi. Todėl stebėk, ką tu galvoji, stebėk, ką sakai, stebėk, kas vyksta ir priimk, nes tai reikia, nes tai siela atėjo patirti. Jinai sako, aš atėjau žaisti gyvenimą, vat kaip tam Avatare filme, ten idealiai parodyta tas visas mūsų gyvenimas, kaip įsikūnijama, pavirstama šiandien į Jurgitą, pavyzdžiui, ar ne, pavadinimu. Prieš tai buvau kažkoks kitų užrašų pavadinimu, ar ne, ir kitaip atrodžiau. Ir viskas su tuo yra gerai. Svarbiausia priimti ir džiaugtis. Tai kągi, laukiu tavęs, jeigu pajauti širdis. Kviečiu konsultacijai, jeigu ne, pasidalink, ką išsinešiai, ką supratai, o gal tiesiog po kažkurio laiko sugrįši ir paliksi komentarą. Linkiu su didžiausiu džiaugsmu ir palaiminimu, kad tavo namuose, tavo širdyje ir tavo aplinkoje būtų kuo daugiau meilės, kuo daugiau harmonijos ir kuo daugiau šviesos. O beje, jeigu nori įsigyti, yra ir kursas 22 energijos ir asmeninės galios kodas. Ten irgi asmeninės galios kodą gali paskaičiuoti ir sužinoti, ką būtent tau reikia aktyvuoti, nes tai irgi viena iš pagrindinių tavo užduočių. Na, aišku, geriausia tai susimatyti. Tegu šviečia tavo namuose, tavo aplinkoje, va tokia ryški saulė kaip už manęs. Iki.